Ar galima jau pradėti? Seniai gerai. Na, žodžiu, aš esu Edvinas, atstovauju 4 C klasę. Ir šiandieną mes jums kaip šauniai pristatė, tokį užuominą davė, kad mūsų žanras yra eilėraštis. Ir, žodžiu, turime nuostabią salę, suremontuota, viskas gražu. Tada turime daug žiūrovų. Ko dar trūksta? Aplodismentų. Pademonstruokit, kaip mokat. Gerai. Tai, žodžiu, turime visus ingredientus nuostabiai nuotaikai ir nuostabiam vaidinimui. Tačiau jūs klystumėte, jeigu galvotumėt, kad šis eilėraštis, šis mūsų spektaklis, tarkim, toksai miniatiūrinis, buvo ilgai repetuotas. Jis buvo iš tiesų ekspromtu sugalvotas, nenorint nuvilti mūsų auklėtojus. Tai buvo didžiausias, nežinau, motyvas. Ačiū, Audriau. Ir, taigi dabar tai reikš, kad mes turime užleisti sceną 4 C. Vieni sako, jog jie išrado lapkritį. Kiti sako, jog jie valgo per kalėdas kitų klasių moksleivius. Nu, aš nežinau, kiek tai yra tiesa, tačiau jie vardu 4 C. Žengia vaiko koja. Našlaitės neliečia. Vilkai pikti. O eglės broliai. Algis kapoja. Jos vyro žalčiai. Jūros pakrašty. Pasaulis juokis. Paspenės